Taigi, draugai, sekmadienis, kaip ir žinote, numirėlių diena ir nieko beveik visiškai gatvėse nėra. Ir 8:30 ryto ir aš einu į darbą. Vakar grįžom su draugė kažkur 2:30 nakties ir gal kelias valandas. Ir žygiuoju į darbą, aš visą gerai jaučiuosi, išgersiu kavos ir nors ir biškį vėluoju, bet dabar sekmadienis, tai atleidžiama, tai aš varau greitai pro uostą ir jiem parodysiu, kaip jis atrodo ryte. Ir aš turiu 1% ir tikiuosi, man jau užteks kažką nufilmuoti. Tai ką, panos, baigiau aš su pirma grupe ir buvo 2 žmonės pas mane atėję, tai buvo gėjų porelė, žiūri, kartu prisižvengiam, buvo labai mėly žmonės, tai laukiu kitos grupės, kurie turėtų netrukus jau ateiti. Ir ką, aš geriu savo kavą ir žiūrėjau vieną video vienos youtuberės, tai yra Greta Gedutytė, ir rekomenduoju jums užsukti jos kanalą, nes tai yra toks kasdienis, šiltas vlogas, jinai dabar daro vlogus kiekvieną dieną, tai yra pirmoji lietuvė youtuberė, kuri daro vlogus kiekvieną dieną, tai nėra vlogmas, bet tiesiog taip kiekvieną dieną jinai darys video ir jinai gyvena Turkijoje ir tai va, tokie įdomus, mėly, šilti video, galite pasižiūrėti, nuorodą paliksiu apačioje arba parašysiu jos tiesiog vardą. Ir ką greitai norėjau jums pakalbėti, vakar minėjau apie metimą rūkyti lazeriu ir greitai jums pabandysiu apie tai papasakoti, nes turiu tik porą minučių, žinau, kad užmiršiu. Tai va, greitai mano istorija. Tai aš rūkiau jau kelis metus ir nuo tada, kai pradėjau rūkyti, tada ir norėjau mesti iš tikrųjų, bet tai yra labai sunku ir rūkaliai, aišku, mane supras. Ir bandžiau visaip, buvau metus vieną kartą 4 mėnesiam, kitą kartą 3 mėnesiam ir vis tiek grįždavau. Ir dabar aš nerūkau mėnesį ir 2 savaitės lazerio pagalba, kurį aš dariausi Lietuvoje su Geharos klinikoje. Ir lazerio procedūra jums stimuliuoja tam tikrus taškus jūsų galvoje, kurie, kaip čia dabar lietuviškai paaiškinti, kurie padeda gamintis tiems laimės hormonams, kuriuos gauname sportuodami, mylėdamiesi, valgydami ir panašiai. Lygiai taip pat, kai rūkome, tie hormonai gaminasi mūsų smegenyse. Tai tas aparatas jų pagamina žiauriai daug, kad jums pirmos dienos be rūkymo būtų daug lengvesnės. Tai yra kaip, tarkim, pagirios, tai yra ir rūkymo pagirios, nes jeigu meti, pirmos dienos būna labai sunkios, labai norisi nikotino, pats kūnas reikalauja ir panašiai, o tas lazeris jums padeda to išvengti. Ir žinokit, aš prisiekiu, aš man atrodo vis tiek pasidarysiu dar kartą tą lazerį, nes iš tikrųjų jausmas buvo nerealus. Tai labai trumpa procedūra, aišku, neskauda, tiesiog atsigulot, jums pastimuliuoja čia tam tikrus taškus su lazeriu ir po to jūs jaučiatės, aš jums prisiekiu, kaip nežinau, apsirūkę žolės ar panašiai, nes, žiauriai esat laimingi. Mylite visus, viskas faina, nieko nepykstat, jeigu verkiat, tai iš laimės, man irgi buvo, blemba, man irgi greitai pabaigsiu. Tai va, man buvo irgi PMS-as prieš tai ir mane žiauriai tų emocijų traukia, tai žinokit, mane traukia emocijų, bet aš verkiau ne iš pykčio, iš laimės. Žodžiu, gerai, aš atidarau tada klientam ir baigsiu jums pasakoti jau prie savo darbo stalo. Tai ką, brangiausius, aš jau prie ir brangieji, aš jau prie savo darbo stalo ir turiu tik porą minučių pabaigti pasakoti apie tą lazerį. Tai, kaip ir sakiau, jaučiausi labai gerai, man labai padėjo pergyventi būtent tas dienas, kai norisi rūkyti.
Ir iš tikrųjų negalvokit, kad tik nueisit, pasidarysit lazerio procedūrą ir mesite rūkyti, nėra taip lengva, iš tikrųjų man buvo sunku. Ir kaip žinote, tarkim, rūkaliai, kai išgeriame alkoholio arba man būtent, kaip susinervinu, tai labai norisi parūkyti. Tai iš tikrųjų tais momentais būdavo dažnai sunku, bet tikrai ne taip, kaip būdavo anksčiau, kai bandydavau mesti rūkyti. Tai va. Kaip ir sakiau, dariau su Giharoj, kaina buvo 100 eurų, bet aš mokėjau kažkaip 80, nežinau, reikia pasižiūrėti. Ir kitas dalykas, 100 eurų, jeigu ir užtenka vienos arba 2 procedūrų, man užteko vienos, bet tikrai darysiu antrą, nes labai man patiko tas pats efektas, visiškai nekenkia iš tikrųjų. Amerikoje sakė, kad netgi žmonės labai dažnai daro, vos ne kas mėnesį šitą procedūrą, o šiaip užtenka maksimum 2, tai pirma 100 eurų, antra man atrodo 50 eurų. Tai va, pasižiūrėkit, pasidomėkit ir tiek, man bent jau padėjo, aišku, reikia savo pačiai užsibrėžti, kad tikrai norite mesti rūkyti ir viskas, pas mane atvarė antri klientai, susitiksim vėliau. Pasiėmiau aš valgyt ką tik ir prisiminiau, jog šiandien yra 11 diena ir mano eilė atidaryti kalendorių. Tai štai jis yra čia, 11 numeriukas. Ir viduj yra, nežinau kas čia yra, atrodo štai taip. Kažkoks japoniškas daiktas, net neparašyta kas yra. Tony Moly, Happy Sweet Holiday, Black Cherry ir viskas parašyta japoniškai, neįsivaizduoju, kas čia yra. Žodžiu, pasižiūrėsiu internete ir va čia kur nors parašysiu, kas tai yra per daiktas. Pamiršau aš jums rodyti advento kalendorių, tai tiesiog greitai permesiu akim, kokias arbatas mes radome. Spicy anise, tai yra juoda arbata su anyžium ir imbieru. Spicy pumpkin, tai yra žalia arbata su kalėdiniais prieskoniais ir apelsinu. Candy cane, tai yra žalia arbata su pipirmėte, man atrodo. Su vėl to kaneliu, dieve mano, cinamonu ir vanilė. Sleigh Ride, tai yra žalia arbata su vėlgi kalėdiniais prieskoniais ir korosol. Nežinau, ką tai reiškia, gal vėl man duosit žinot. Ir taigi 11 diena yra breakfast special, tai yra Ceylon, nežinau, kas čia tokio, juoda arbata su Ceylon. Tai vėlgi parašykit man, ką tai reiškia. Hello! So, today is 11, but tomorrow is 12 and we are closed on 12, so Xian, that is my friend's name because I always telling my friend and I never tell her name, so it's Xian. And so is she gonna open the 12th day, because tomorrow we're not here. Je me t'en acheté là, j'ai failli. C'est trop beau. Où tu l'as acheté? Guess. Urban? Urban, ouais. Outfitters. Urban I know Outfitters. it will be hard to choose. I know it will be hard to choose a pic that you will put inside. The best memories should be kept in nice places. I don't know which one I would put in this Show one. it in the camera. This is like a little box to put a Polaroid inside. I You think like I will it? put ours. Maybe? No? Can choose. Because it's always falling on the floor. I don't know. No, which I one? swear. The one with us? where we went to the bar next to your house. Okay. It's always falling on the floor. So you put it here and... It's fine. Yes, I will. Comme ça, tu es tranquille. Thank you! Welcome. C'est laquelle voiture? Hmm? C'est laquelle voiture? Elles sont là. C'est la blanche. Taigi mūsų visą gatvę užblokavo policija ir pas mus net klientai negali ateiti. Ir aš išlindau priešais pat ir mums pasakė, kad negalime išvaryti nei išeiti, nei įeiti, nes šita mašina yra įtartina. Ir tai va, tai gerai, mes gal traukiamės tada ir žiūrėsim, kaip bus. Ir man atrodo, ši darbo diena mums nuplaukė veltui, reiks perkelti visas rezervacijas.
Taigi lygtais nieko blogo ir nenutiko pas mus darbe, policija greitai išsiskirstė, nes nieko pavojingo nerado mašinoje, tai aš greitai grįžusi jums parodysiu mažą receptuką, paprastą, kurį galite pasigaminti namuose, nes labai pasilgau naminio maisto. Taigi mes spjaustame vištieną, ją pabarstame pipirais ir druska, įkaitiname aliejų keptuvėje, aš dar dedu paprikos prieskonių, nes man labai patinka. Vištieną apskrūdame tik tai šiek tiek, kad apskrūstų iki aukso spalvos, tada įkaitiname puodą, kuriame viską troškinsime, supjaustame daržoves, tai šį kartą aš dabar pjaustau morkas, svogūnus, taipogi dėsiu ir česnaką, jį supjaustau puselėmis, viską dedu į keptuvę ir pakepinu porą minučių, tada įdedu balzamiko padažo, nesidievinu, supjaustau likusias daržoves, tai šiuo atveju cukinija ir baltas tas žiedinis kopūstas, tada sudedu vištieną, sudedu daržoves ir kadangi dievinu morkas, dar susipjaustau morkų, nes matau, kad liko šiek tiek vietos ir tada įdedu čili padažą, nes labai mėgstu aštriai valgyti, tada aišku pomidorų padažas, jį pilu ant viršaus, dedu vandens, kad viską gražiai apsemtų ir šaunu į orkaitę 160 laipsnių įkaitintą, pusantros valandos reiktų viską kepti. Taigi, kadangi nesutvarkiau visų reikalų ir reikia daug visko susitvarkyti, pasidarau arbatų su savo mėgstamu šaltalankiu medum iš Šerkšno firmos, tada išsitraukiu visą savo betvarkę ir pradedu tvarkyti visas sąskaitas, faktūras ir panašiai. Įsijungiau Šaneletės vlogmą, šiandien tik tai jį pradėjau žiūrėti, nes šiaip nelabai turiu laiko vlogmą ir žiūrėti. Taigi, kaip ir matote, tvarkau sąskaitas, faktūras, laukiu, kol iškeps, kol išsitroškins mano patiekalas, užsidegu šiek tiek žvakių, kad būtų romantiškiau. Ir ką, čia matote, kaip aš planuojasi savo dovanas, kurias siūsiu giminaičiam draugam užsienį. Na ką, laikas išimti mano troškinį, kuris atrodo štai taip, žiauriai skaniai. Taigi, įsidėjau troškinį ir vėlgi prie Šaneletės tęsiu savo dienotvarkę, nes dar daug, kaip matote, man liko popierių susitvarkyti iki. Taigi, brangiosios, yra dabar po 10 ir mano sporto salė dirba iki 11, tai aš nebūčiau, aš pasidariau valgyti. Skarpiau vlogmą, susidėjau dokumentus, pasirašiau dėl dovanų ir varau į sporto salę, nes nežinau, nes galvoju, kad šiandien taip lengvai neužmigsiu. Tai va, varau sekmadienį naktį į džymą, kaip normalus žmogus, nors ne visai. Taigi, kadangi maniškis gali būti, kad miegos, kai aš grįšiu, tai aš tada atsisveikinu su jumis dabar ir susitiksim kaip visą laiką rytoj.